Kai žmogus darosi tatuiruotę, jisai nori joje kažką įprasminti, kad tai būtų kodas. Noriu įsukti karmos ratą, taisydamas ar darydamas naujas tatuiruotės, padaryti gerą darbą jums. Aš esu Danielius Dečkovas ir pristatau jums Karma Tattoo Project. Sulaukiau gal kokią 50 laiškų ir ne visi gal suprato to projekto idėjos, koncepcijos. Sveikas. Labas, aš Danielius. Greta. Labai malonu. Kaip tau sekas? Ačiū, gerai. Kaip tu? Super, labai jaudinas. Kai perskaičiau Gretos laišką, pagalvojau, wow, tai yra stipru. Ta problema tikrai jinai yra karminė ir žmogus ją papasakojęs neteks didžiulio svorio nuo širdies, bus lengviau gyventi ir taip mes jai padėsime, manau. Tavo istorija man labai patiko, todėl pradėsim visą procesą ir sveikinu tapus Karma Tattoo Project dalyvę. Super. Prašom. Ačiū. Aš esu Greta, 2 vaikučių mamytė. Mano misija, manau, gyvenime yra būti laimingai. Prieš mėnesį maždaug laiko atsistojau prieš veidrodį ir aš pagalvojau savo, kad aš esu graži. Pirmą kartą po šitiek laiko. Ir tiesiog man pasidarė gera ir aš tiesiog noriu papasakoti šitą istoriją, kad kažkas išgirstų, nes labai daug žmonių, labai daug moterų yra tokių nuskriaustų ir jos tiesiog tyli. Aš irgi labai ilgai tylėjau ir manau, kad nebereikia tylėti. Tai buvo, patyriau seksualinę prievartą iš ganėtinai artimo žmogaus man. Manau, kad buvau per maža tai suprasti, bet po keliarių metų, kai tiesiog pradėjau bręsti, tas brendimas prasidėjo, kai supratau, kas įvyko, tai realiai iš tikrųjų labai daug ką pakeitė. Tiesiog aš visų pirma nevertinau savęs, aš savęs nemylėjau, aš negalėjau mylėti tų pačių kitų. Dabar, kai pagalvoju, maždaug 9-10 metų aš nešiojausi visą šitą su savim. Ir sakau, ir tik dabar aš susitaikiau, paleidau, atleidau tam žmogui. Tai va, Gretulė, kabinkis striukytę čia. Gerai. Kaip jauties, viskas gerai? Viskas gerai, truputį jaudinuosi. Visą laiką būna, prašom, sėskis čia. Ačiū. Mes, kai pradėjom bendrauti su Greta, aš pasiūliau jai apsauginę, bet jinai sakė, aš apsaugą jau turiu. Tai mes nusprendėm, kad tai bus sėkmę nešanti tatuiruotė, nes ten tokie simboliai sudėti susiję su šeima ir vienas ženklas yra nešanti sėkmę. Tai kad būtų sėkminga šeima. Tokia intencija bus šitos tatuiruotės. Per vidurį lietuviškas svastikas su žalčiukais. Sėkmės simbolis, taip pat yra lietuviškos verpstės elementų, dekoro elementai. Tavo šeimą simbolizuos 4 alcheminiai ženklai, tavo vaikų ir tavo vyro, taip pat tavo. Ir 12 spindulių, simbolizuojančių 12 mėnesių, 12 valandų arba 12 brolių juodvardiniais lakstančių. Tai simbolizuoja laiko tėkmę visatos. Mano išsigelbėjimas buvo mano šeima. Realiai, nes tiesiog susipažinau su savo vyru, aš nenorėjau jo priimti, mes su juo labai daug šnekėdavomės ir taip irgi vieną dieną aš jam išsipasakojau. Ir po to kažkas atsirado, aš pamačiau, kad ne visi vyrai yra tokie, kad jis mane vertina, kad jisai tiesiog gerbė mane galbūt. Ir man tikrai reikėjo perlipti ir aš nežinau, man turbūt išsprūdo, aš paklausiau, tiesiog sakiau, aš paklausiau, ar tu mane myli ar nemyli. Jisai pasakė, kad myli ir taip, ir paliko man būdų stovėti, ir tikriausiai nuo to labai daug perlipti reikėjo. Bus labai gražu. Ačiū tau. Aš dėl pačio tatuiravimo tai gerai jaučiuosi, viskas tvarkoja, biški jaudinas, nes pirmas epizodas, nežinau kaip čia gausis, kaip čia priims, bet aš labai stipriai tikiu, kad viskas bus gerai. Visi sakė, kad labai palaiko, visi daug apie tai šneka ir labai visi laukia rezultatų.
Bet vis tiek, aš kad ir paaišiau, kad būtų sėkmė, bet jinai gavosi mandalos formą, o mandala yra apsaugos, tai jinai to neišvengs. Nu, prašau, veidrodėlį. Čia? Bandom. Iš tikrųjų, nerealiai. Ką manai? Gerai? Aha. Jo, labai fain. Man labai patinka ta tokia grafika. Ta raudona labai išsiryškina. Jinai po kiek laiko neatrodys taip ryškiai? Ne, bet ta prasme, bet jau faina, gera. Esu patenkinta, tikrai patenkinta, nes tikėjau iš tikrųjų, kad taip gerai gausi. Aš labai tikiu ir darydamas, galvoju ir linkėjau jai kuo didžiausios sėkmės, kad viskas susitvarkytų. Tai ką, ačiū tau labai, kad dalyvavai projekte, pasitikėjai manim, taip šauniai iškentėjai, kad papasakai savo istoriją, buvo labai malonu. Tikiuosi tau ta tatuiruotė padės ir pakeis tavo gyvenimą ir atneš tau laimės. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Ate, ačiū tau labai. Gerai, sėkmės. Iki. Aš manau, kad didžiausias jos dovana tai sugebėjimas atleisti tam, skriaudėjui, žmogui ir, kad sunkia našta gyveno. Atleidimas man sakė vienas, kad tai nesusiję nei su širdim, nei su prisiminimas, tai susiję su liežuviu, kad tu daugiau apie tai nebešnekėsi. Iš esmės esu patenkintas, aš labai tikiuosi, kad mūsų šios serijos ar serialo žiūrėtojai, žiūrovai parašys savo komentaruose, ko trūksta, gal kažkokias pastabas ar komentarus, ką norėtume daugiau matyti, gal daugiau tatuiravimo proceso, gal daugiau istorijos, mums labai svarbu jūsų nuomonė. Po 2 savaičių taip pat laukia dar viena istorija, taigi susimatysim.